O dabar apie mūsų mažųjų vasaros poilsį kieme. Dar per pirmąjį susitikimą Linas ir Rūta Vaitkevičiai užsiminė, kad svajoja, jog jų kieme atsirastų žaidimo erdvė 4 metų sūnui Nojui. O dabar dainininko Lino Vaitkevičiaus šeima vyksta rinktis namelį mažajam Nojui. Pas laidos draugus 4iq.lt komanda. O čia randa visą pramogų parką, kuris sukurtas ne tik vaikučių pramogoms, bet ir lavinimui. Tie nameliai čia nuostabus komplektuoti ir su smiltynais, ir su supynėmis, ir su kopinėjimo trasomis, tai namelis nelygus nameliai. Tai čia visas pramogų kompleksas jam atiteko. Tai jūs pataikėte su mažoju Nojumi į gerą vietą pas mus pasikonsultuoti dėl namelio arba žaidimo aikštelės. Vienas didžiausių erdviausių namelių, ką mes turime savo asortimente. Šitas namelis turėjo didelės kelionės, buvo Kauno zoologijos sode, dabar kol ten vyksta rekonstrukcija mes jį prižiūrim ir visaip kaip dekoruojam, atnaujinam ir turime parodyti, ką reiškia turėti patį didžiausią namelį nakvynėm su draugais kieme. Čia yra vienas kompaktiškiausių, vienas populiariausių, kai pradėjome savo veiklą namelių žiogelis. Rekomenduojam mažiems vaikučiams, kurie tik tai startuoja nuo namelio arba tėveliai, kurie turi mažą kiemo erdvę, pradėti pasibandyti nuo tokio namelio, kuriame tikrai galima labai daug turėti visokių žaidimo scenarijų. Tiek žiemą lemputėmis pasipuošti, su čiuožykla, be čiuožyklos, įvairūs aksesuarai. Viduje vietos tikrai užteks žaisti tiek mašinom, tiek skaityti knygeles. O štai dar vienas 4Q komandos kurtas namelis vaikams su begalė pramogų, kurias vaikai galės pasirinkti patys, sako 4iq atstovė Aistė Dilė. Žaidimo aikštelė Berželis yra vienas populiariausių pasirinkimų aktyviems vaikams, nes talpina labai daug veiklų. Tiek kopimo lipimo, kas yra lygsvarai naudinga, judrumui, vaiko energijai panaudoti. Turi čiuožyklą, yra labai saugi aikštelė, todėl gali žaisti ir maži vaikai, nes yra visos apsaugos aikštelėje. Apačioje turime smėlio dėžę, gan didelę, kur vaikai irgi gali kepti savo tortus, laistytis vandeniu ir sugalvoti ten savo žaidimus, kuriuos norėtų žaisti. Mes norėsim smiltyno tikrai. Gerai. Tai vadina smiltyno. Smiltynas, taip, žemaitai. Smiltynė. Tai mes bet kurią dalį galim keisti, kaip norim. Norim čia čiuožynės, galim čiuožynę turėti. Taip, jūs galite keisti ir montuoti priedus pagal savo sklypą, kaip norite aikštelę matyti, į kurią pusę norite matyti vaikas supasi arba čiuožia, kad galėtumėte ir iš nuotolio stebėti vaiko žaidimą. Mes turim terasą, turėsim ir džekuzį, iš kurio puikiai matysis šitas dalykas. Nu, kai matei virtuvėlę, kokia čia yra? Čia vandenukas bėga. Visus priedus galite pasirinkti patys. Spalvas, vaikas gali jums padėti išsirinkti, ką jis norėtų prie savo namelio matyti. Labai svarbu, manau, vaiką atsivežti. Labai svarbu yra vaiką pas mus atsivežti. Tiesa. Dažniausiai tėveliai turi vieną idėją, kur vaikai truputėlį pataiso, ką jie norėtų namelyje veikti. Tai šitas namelis yra labai universalus, tinkamas nuo labai mažų vaikučių, nes gali turėti mažą čiuožyklą, laiptelius patogiam užlipimui, žemą erdvę žaidimams, iki vyresnių vaikų, kur tada nuimame mažą čiuožyklą ir dedame didesnę, daugiau priedų, kur daugiau lipimo, kopimo ir tuomet galim žaisti vyresni vaikai. Jiem yra irgi smagu žaisti namelyje, tai jis, sakau, gan universalus yra skirtingiems žaidimams, bet šitie mūsų nameliai naudojami ištisus metus. Žiemą kalėdų eglutės, lemputės, kalėdų laiškai, kalėdų seneliui, sausainiai ir kakavos. Pavasario sezonų labai gražu yra žaisti velykinių žaidimus su kiaušiniais, kiaušinių bobute. Sodinti gėlytės. Taip, prasideda pavasaris, galima labai gražiai apipavidalinti namelį, o vasarą tai jie visą laiką ir praleidžia tokioje erdvėje, nes gražus orai, ilgi vakarai, tai tikrai yra ką veikti. Man iš vyriškos pusės, man jie labai gražus tiesiog, ateini, būna jų tikrai daug kur teko matyti ir pas draugus, o šitie man jie tiesiog labai gražus. Ir kaip labai saugus atrodo, nėra nei kur nukristi jam vaikui, nei kažkas nesaugaus, tai aš kaip vyras iš tos pusės galiu pasakyti.
Mažojo Nojaus svajonė išsipildė. Jis pats savo pasirinko, kokia turi būti jo žaidimų aikštelė su nameliu, smėliadėže ir laipynėmis. Ne tik tėveliai investuoja į nekilnojamą turtą, bet ir vaikas turės savai magnatas, pramogų oazę savo. O kas fainiausia, kad yra čia džakuzi, čia žaidžia mūsų Nojus, mes kartu leidžiam laiką šalia ir va čia yra tas kombo, labai geras. Jo, žaidžia smėlio dėžiai, nusitepa, nusimaudo, vėl eina žaisti. Šiaip namelis, tai jiem dabar tas amžius, čia turbūt geriausia veikla lauke, nes, čia tam sodė, ten ar kamuolį spardyti, ar su kažko žaisti, jiem netaip įdomu. O čia, atvažiuoja sesės, dukrytė ir jie dviese, čia didžiausia tūsa pasikelia ir viduj ten prikišta žaislų yra viršui ir tos supynės, tai... Ir visokio oro. Jeigu lyja, gali būti viduje, jeigu saulė, gali žaisti lauke.